Labas, mano vardas Martyna, man yra 22 metai, studijuoju interjero dizainą, o laisvalaikiu sportuoju, žaidžiu rankinį. Ir naujovės yra dalykas, kurio bijau labiausiai. Į naujus dalykus visada žengiu su planu, apgalvotais pokalbiais, net dabar tekstą, kurį girdite, pasirašiau iš anksto. Tai manęs nebetenkina. Pastaruoju metu noriu būti spontaniškesnė, pagaliau kažką išbraukti iš savo norų sąrašo, o ne tik juos sudarinėti. Noriu išbandyti naujas veiklas, patirti nepatirto. Ilgą laiką minėtame norų sąraše yra užduotis įkelti video į YouTube. YouTube'as yra ta platforma, kurioje praleidžiu daug laiko. Jis mano ekrano laiką pakelia iš 3 valandų į 8. Žinau, kad tai skamba žiauriai blogai, bet tam turiu gerą pasiteisinimą. Tylos minutės, pasivaikščiojimus užpildo muziką, o darydama kažkokias užduotis, darbus, fone visą laiką groja video. Prisimenu, vaikystėje turėjau ribotą kiekį mobiliųjų duomenų ir pirmomis mėnesio dienomis tų duomenų nebelikdavo ir to kaltininkas buvo YouTube'as. Dar neišsiaiškinau, kaip atrodys mano kuriami vaizdo įrašai, bet studijos mane išmokė, kad tai yra proceso dalis ir lengviau bus išsiaiškinti darant, negalvojant. Šis projektas yra iššūkis, kurį išsikėliau sau, kad išlipčiau iš komforto zonos. Mano tikslas parodyti save tokią, kokią esu, nekurti kažkokio vaidmens, o tobulėti. Ši kelionė prasidėjo šių metų sausio mėnesį, kai nusprendžiau filmuoti bet ką. Sumontavau vaizdo įrašą ir jį pamatė tik 2 žmonės – aš ir mano sesė. Kol kas sunkiausia užduotis, su kuria susidūriau, tai sukurti kanalą, bet manau pavyko atrasti tokią atributiką, kuri atspindėtų mane. Profiliui panaudojau nuotrauką, kurioje matosi veidas, nebuvau labai išranki. Kanalo iliustracija sudaryta iš mano darytos nuotraukos ir žodžių, kurie atspindi mano darbus. Vandens ženklui sukūriau savo monogramą. Viską sudėjus į vieną vietą gavau tokį rezultatą. Padaręs tokią pradžią, nekantrauju tęsti šią kelionę toliau. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki greito.